Sveiki visi, susirinkę čia Lukiškių kalėjimo didžiajame kieme ir visi pradedantys žiūrėti mūsų jaunimo linijos Facebook'o live transliacijoje. Šiandien antradienis ir dar vienas pokalbio antradienis. Jaunimo linijos Lukiškių kalėjimo ir 15 minučių pokalbių ciklas, nagrinėjantis įvairias mums aktualias psichinės sveikatos temas, kaip jas priimti, kaip su jom išbūti. Šiandien kalbėsime apie kūrybą, kas ir, kaip ir privalu šitoje erdvėje, kur tiek daug gyvena menininkų, bet šiek tiek iš tokios labiau psichinės sveikatos pusės. Kūryba, blokai, perdegimai, kaip kurti, kai nesikuria. Tokia yra mūsų diskusijos tema. O šiandien ant šitų labai minkštų sofučių dalyviai diskusijos, kuriuos pristatysiu. Šalia manęs sėdi Rasa Katinaitė, psichologė ir jaunimo linijos savanorė. Dominykas Vaitiekūnas, scenos menų atlikėjas ir jaunimo linijos ambasadorius. Plojimai, ačiū, visiems dalyviam plojimai. Migloko, Miglė, dainininkė atlikėja, taip pat jaunimo linijos ambasadorė. Ir kompozitorė, ir būsima muzikos terapeutė. Andrius Talžūnas, video tinklaraštininkas, ilgas pavadinimas, interneto kūrėjas ir Pildyk ambasadorius. Labą dieną. Ir Kamilė Karpalovaitė, choreografė, judesio režisierė, šokėja ir Lukiškių rezidentė. Visiems susikalbėti padėsiu aš, Rita Stanelytė, jaunimo linijos komunikacijos vadovė. Apie perdegimą pastaruoju metu, matyt pastebėjote, daug kalbama viešoje erdvėje įvairiais būdais, bet dažniausiai kalbame, turime galvoje tas darbinis, oficinis perdegimas, o šiandien susirinkom pakalbėti apie gal kažkokį kitokį, susijusi su menu, kūryba ir apie perdegimą iš kūrybos žmonių perspektyvos. Pakalbėsime, ar jis būna kitoks, ar toks pat, ar tai visai neperdegimas, ar tai jį galima vadinti tik kūrybinių blokų, kas tikriausiai yra įkvėpimo priešingybė, ar ne, o gal iš vis visa tai yra tik mitas. Ir profesionalūs kūrėjai ir menininkai žino, kaip susitvarkyti su stresu ir tiesiog perdegimo nepajaučia, nes jų profesija yra nepavaldi perdegimui. Tai pažiūrėkime, pakalbėkime apie tai. Iškart noriu visiems užduoti tiesioginį klausimą. Ar esate jautę perdegimą savo profesiniam gyvenime ir kuo jis pasireiškia? Kas norėtų pradėti drąsiai? Pradėsiu. Aš tikrai esu jautęs perdegimą. Pagrindė mano kūryba susideda iš, aš esu youtuberis, tai aš darau YouTube'ės video įvairiausias, tai pagrindė didelis dalykas yra idėja, nes visi video yra labai skirtingi, tai tų idėjų dažnai būna, kad reikia sugalvoti, čia rytoj poryt jau reikia paleisti videką, kokią idėją daryti. Tai kad kartais būna, kad visiškai nėra jokių idėjų, tai čia vienas tas. Ir dar man labai patinka daryti dainas, trepo dainas. Tai ir kas svarbu, man bent jau yra žodžiai, tai būna, kad atsisėdi ir visiškai niekas neplaukia į galvą. Tai va čia du tokie pagrindiniai dalykai, kuriuose jaučiu tą perdegimą vadinamą. Gerai, ačiū už pasidalinimą. Kas dar galėtų pasidalinti? Kamilė. Sveiki. Aš esu šokėja, tai viskas aplink tai, kas susijęs su šokiu, man asmeniškai eina per jausmą.
aš save dažnai vadinu ir nuo pat mažens vadinu žmogus jausmas. Tai aš aplamai viską labai jautriai išgyvenu, dirbdama pati su savimi, dirbdama su kitais žmonėmis. Ir tas pirmas momentas, kai pajutau, kad jau kažkas yra ne taip ir jau man tas perdegimas, dar tuo metu net nesupratau, kas tai yra, iki tol, kol nepasiskaičiau, bet tai man pasižymėjo būtent tuo momentu, kai aš pradėjau nebejausti nieko darydama. Kai aš matau žmonės atsiveriančius, verkiančius, išsiliejančius ir mano viduje visiška ta kažkokia tuštuma. Ir tada aš pirmą kartą supratau, kad kažkas yra ne taip. Tai man viskas ateina per emocijas, kai aš pradedu nebejausti giliai tų emocijų, kurias išgyvenu visą laiką, aš jau suprantu, kad kažkas nebe to. O su tuo ir kūnas pradeda nebeklausyti, ir mintys pradeda nebeklausyti, ir visa ta kūryba pradeda, atrodo, bėgti nuo pačios manęs ir lygiai taip pat negaliu ją dalinti su kitais. Va. Miglė. Sveiki visi, esu Migloko ir kaip aš pajaučiu, kad man jau gali būti perdegimas, nes esu turėjusi tikrai tokį baisų perdegimą ir šiaip labai sunku iš tikrųjų būnant scenos žmogui tai apčiuopti, nes kažkaip scenoje, nesvarbu kiek, pavyzdžiui, būnu pavargus, aš tiesiog užsihypinu ir tampu žiauriai laiminga dėl to, kad esu scenoje ir man būna faina. Bet, pavyzdžiui, kitą dieną tiesiog mane pykina, aš neturiu energijos, jaučiuosi kaip lyg man būtų pagiros, nors šiaip esu negeriantis žmogus. Tai vat, kai jau esu perdeganti, tai pradedu jaustis, nes kai esu pailsėjus ir koncertuoju, kitą rytą jaučiuosi, kad aš jaučiu tokį kaip ir nuovargį, bet man taip gera ir nėra kažkokio nerimo. Tai vat perdegimas iš tikrųjų man taip ateina per tą tokį pykinimo ir tokį tiesiog žiaurų nuovargio jausmą ir kad jo, ir iš tikrųjų ir kažkaip aš išmokau numatyti perdegimą iš tikrųjų, tai gal po keletos perdegimų tokių rimtesnių ir dabar, pavyzdžiui, netgi šią vasarą turėjau atsisakyti ne vieno, ne dviejų, ne trijų, dar daugiau koncertų, tiesiog nes jau žiūrėjau savo agendą ir žiūriu, kad, jeigu aš čia turėsiu koncertą, jau man bus blogai, aš jau blogai jausiuos. Jeigu čia turėsiu koncertą, irgi bus blogai, tai tada taip jau, tiesiog negali visko apriepti. Tai taip pradėjau planuotis į priekį, su kalendorium netgi. Tai labai kūnas iškart, kūno signalai, fiziniai signalai rodo, kad jau tau tiesiog bloga, jau reikia biškai susistabdyti. Bet atpažinti pavyksta tik jį patyrus keletą kartų. Ir nes jau būna lengviau planuoti ir stengtis to nebedaryti. Ne? Taip, ir aš manau, kad čia iš tikrųjų susijęs su visuomenės visokiais trendais, nes anksčiau tai buvo, čia mes visi taip varom, čia skraidau, čia varau, visur viską darau ir čia taip turi būti. Čia taip turi būti, nes visi taip daro, tada esi šaunus, tu čia viską gali ir kažkoks vos nebuvo gėda pasakyti, kad blemba, aš pavargau, aš jau nebenoriu koncertų, nors taip jautiesi. Ir kai iš tikrųjų pradėjai taip jausti, kad aš nenoriu koncertų tiek daug, nes jau man tiesiog bloga, aš nebeturiu jėgų. Ir kad tai yra normalu žmogiška, tai pasakyti, kad tiesiog galiu turėti per mėnesį ten max 3 koncertus. Man užtenka, tarkim. Ir savo tai pasakai ir tada, žinai, savo limitą išmoksti nusibrėžti ribas, tai manau labai svarbu. Ir faina, kad dabar visi atvirai kalba apie tai, nes tai yra realybė, ta prasme, ir tai susiję, man rodos, labai su savivertės jausmai žmonių, kad jie jaučiasi nešaunus, jeigu negali varyti, ta prasme, kaip roko žvaigždės. Tai, nes mes limituotos būtybės esam. Taip, Dominikai, kaip tau yra buvę, ar nėra buvę? Aš gal negalėčiau įvardinti, perdegimas yra toksai skambus žodis ir tokia diagnozė, tai aš nedrįščiau galbūt įvardinti, kad aš kada nors buvau perdegęs taip, kad man reikėjo kelių mėnesių atsistatyti, bet priartėjęs prie to esu ne kartą, bet iš kitos pusės aš gal pasakyčiau, kad mano patirtis anksčiau būdavo, kad aš tiesiog nesuprasdavau, kas su manim vyksta kūrybiniuose procesuose. Nes negebėdavau skirti ir dabar nežinau, ar iki galo gebu skirti nuovargį, tokį labai didžiulį nuovargį ir išsekimą nuo kūrybinės krizės
arba nuo kažkokios savivertės krizės, nuo idėjų kažkokios trūkumo arba tiesiog netinkamo laiko ir netinkamos terpės tam tikram kūrybiniam darbui atlikti, arba kažkokio galbūt depresyvaus epizodo. Ir tie, man atrodo, dalykai mano gyvenime, jie yra nutikę ne kartą, ne du ir ne tris, tik tai anksčiau man visą laiką kildavo klausimas, o kas su manim darosi, su manim kažkas negerai, jeigu aš dabar nebegaliu pabaigti posmo kažkokią, negaliu pabaigti dainos, arba buvęs vienas yra ryškus toksai gal atsiminimas kai aš kūriau vaidmenį, bet tiesiog nenoriu gal išsiplėsti, kartais nutinka ir visose kūrybiniuose procesuose kažkokie momentai, bet tada ir terapijos dėka ir šiaip gal tiesiog su patirtimi įsisąmoninau vieną dalyką, kad kūrybiniai procesai dažniausiai turi tokią krizinę sudedamąją dalį ir kadangi kūrybinis procesas, bet koks, ypač ilgalaikis, jisai tai yra jo tokia natūralios dinamikos dalis, šiek tiek ištaisyti tavo psichikai ir kūnui egzaminą, o ypač jeigu esi žmogus, kuris esi linkęs eiti ir išbandyti, kur yra raudona linija, didžioji dalis atlikėjų ir kūrenčių žmonių tą mokosi visą gyvenimą daryti, nes iš to yra ir susijus mūsų profesija, tiesiog didžiulė amplitudė visos tos psichofizinės energijos, kurią mes naudojame. Tai man atrodo, kad labai kažkaip dažnai perdegimas yra nuskalbiamas arba kaip su žodžiu depresija. Yra, kai žmogui yra prasta nuotaika, tai kažkaip žmonės linkia sakyti, kad jiems yra depresija. Nors depresija, pasak specialistų, yra tokia rimta diagnozė ir liga. Tai kažkaip labai stengiuosi atsargiai vertinti tą perdegimo momentą, o visų kitų krizių esu turėjęs nuo A iki Z, nuo teksto rašymo krizės iki vaidmens kūrimo krizės, bet aš manau, kad iš vienos pusės tai yra labai natūrali kūrybinio darbo dalis, kuri yra neišvengiama. O iš kitos pusės, tai jo, yra tokių ribų, kurias peržengus gali mums labai stipriai atsiliepti viskam. Tai, o kur yra ta riba ir kas kur, kaip ką atpažinti yra, pakankamai sudėtingas dalykas, man atrodo. Paprašysim padėti tą sudėtingą dalyką išnarplioti Rasos. Aš girdžiu, ką jūs pasidalinot, tai man tokie 3 dalykai užsifiksavo. Tai tas perdegimas jau toks, kur sunkus ir ilgalaikis, tada kažkoks galbūt pavargimas nuo kasdienės veiklos ir tada ta kūrybinė krizė arba kūrybinis blokas, kai nesirašo arba nesikuria arba neateina žodžiai. Rasa, ar teisingai aš taip kategorizuoju, ar kažkaip psichologai kažkaip kitaip pasakytų? Man atrodo, kad panašiai pasakytų, bet aš labai sutinku su Dominyku, kad kai mes kalbam apie perdegimą, tai perdegimas yra tarptautinės ligų klasifikacijos viena iš diagnozių. Tai yra tikrai rimtas dalykas, sutrikimas kažkoks, tavo gyvenimo sutrikdymas. Ir kad mes galėtume kalbėti apie perdegimą, tai jis būtinai turi atitikti visus 3 kriterijus. Tai neužtenka, kaip anksčiau manyta, neužtenka, kad tai būtų tik tais labai didelis nuovargis, toks, išsekimas, bet taip pat turi būti ir labai didelis cinizmas ir negatyvizmas apie būtent savo kūrybą, apie savo darbinę veiklą, neturėjimas vilties, kad tam bus gerai, netikėjimas kažkokia šviesia ateitimi savo kūrybinės perspektyvos. Ir dar tada 3, tiesiog fizinis ir psichologinis negalėjimas atlikti savo darbą. Tai čia turbūt yra tas kūrybinis blokas. Tai kai jie visi 3 yra, tai tada yra perdegimas. O jeigu yra vienas iš šitų 3, tai tada mes galim kalbėti apie kažkokias krizės ar blokus, kurie irgi yra sudėtingas dalykas, indikuojantis, kad žmogus tiesiog labai ilgą laiką patyrė užsitęsusį ir neįveikiamą stresą būtent savo profesinėje veikloje, nes beveik nėra išskiriama, ar yra kažkoks kūrybinis perdegimas, ar yra profesinis perdegimas, tai psichologai jo neskiria, jie yra visiškai
tapatus simptomams, jeigu mes Tiesiog galim tai pavadinti. Tačiau vis tiek skirtis šiek tiek po to atsiranda, kai jau domimės giliau. O kaip dėl to kūrybinio bloko? Ar čia, Dominykas sako, kad čia natūralus kūrėjo procesas? Ką galvoja psichologai, ar tai irgi yra išskirta, kai jis būna, kam nebūna, arba kada būna? Turbūt nėra taip stipriai išskirta, nes neįmanoma suklasifikuoti visų žmonių patirčių. Tačiau ką galima pasakyti, galbūt, kad kūrybinis blokas gali atsirasti tada, kai tiesiog per daug savo lūkesčių yra keliama iš pačio savęs arba iš aplinkinių. Nes ką pastebi, ir aš pati ką pastebiu, ir ką pastebi mokslininkai, turbūt kolegos neleis sumeluoti, kad kaip nutinka su būtent menininkais, kad jų veikla darbinė iš esmės apibrėžia tai, kas jūs esate. Tai labai sunku yra atskirti ten, kur aš esu, o ten, kur jau yra mano darbas. Ir taip gaunasi tada, kad tiesiog mano pasiekimai apibrėžia mane. Tai jeigu man nepavyksta kurti, tai reiškia, aš esu blogas žmogus. Jeigu man nepavyksta kažką parašyti, tai aš esu nevykėlis. Ir šitie jausmai gali labai stipriai pastiprinti tą kūrybinį bloką, ko turbūt ofise dirbantis žmogus nepatirtų. Nes kai sako perdegusiam žmogui dirbančiam kažkokį tai ofisinį darbą, aš čia labai supaprastinu tiesiog, kad būtų paprasčiau ir lengviau suprasti, tai sako, taigi čia tik darbas, ne? O kūrėjui panašu, kad tai nėra tik darbas, tai yra dalis ir jo asmenybės. Kreipiuosi į kūrėjus, ar jūs esat kažkaip pastebėję, kada jums nesiseka kurti, arba kada ateina tos kūrybinės krizės, ar jos nuo kažko priklauso, nuo jūsų fizinės būklės, psichologinės būklės, ar esat pastebėję? Jo, tas kūrybinis blokas, kur dabar apibūdinot, iš vis žiauru yra, man bent jau, wow. Aš, pavyzdžiui, kur pasakiau tas trepo dainas, aš sėdžiu kokias 4 valandas visiškai nieko, o kartais būna, kur tiesiog ateini per pusvalandį, išflowina ir man čia jau yra kažkoks masterpiece, aš čia sukūriau geriausią pasaulyje kažkokią ten muziką. Ir pavyzdžiui, kai esu tam kūrybiniam bloke ir bandau kažkaip vis išlysti iš jo ir paklausau, ką prieš tai sukūriau ir galvoju, kaip aš taip sugalvojau, kaip aš taip galėjau sugalvoti. Ir tai šitas kūrybinis dalykas, blokas, man tai... Ar esi pastebėjęs, kada jis atsitinka, ar jisai tiesiog random? Aš kažkaip, gal nuo nuovargio, ne nuo nuovargio, kartais netgi kaip labiau pavargęs esi, toks labiau chill toks sėdi ir daug lengviau yra kažkas kurt, bet kartais, kai esi pavargęs ir da kaltini, kad aš čia pavargęs, man dėl to nesiseka. Kol kas aš dar neišsiaiškinau, kaip man veikia šitas blokas, bet jo, manau, kad man jisai tiesiog random ateina. Arba gali būti, kad tiesiog aš bent jau negaliu daug sukurti gerų dalykų, kurie man patinka iš eilės. Man turi būti ten 2 gerus sukuriu, tada blokas, pertraukėlė ir tada pasikankinu ir tada vėl iš to išeina. Kaip ir sakė kolega, natūralus kūrėjo procesas. Aš norėčiau sureaguoti į kolegos irgi komentarą. Tai 2 sofų dabar galės būti bet. Karai. Ne karai. Aš norėčiau paantrinti gal tik tai iš kitos pusės ir iš kitų patirčių. Trepo nekuriu, bet kuriu dainas ir ne vieną vaidmenį esu sukūręs. Man atrodo, kad kūryboje pati iš savęs, iš prigimties yra žmogaus ėjimas ten, kuris niekada nebuvo. Tai yra ten, kur tu kažką materializuoji, ko niekada dar neturėjai. Ir ten, kur mes niekada nebuvom, ten gali būti visai. Ten gali būti labai baisu, ten gali būti labai džiugu, ten gali būti labai faina ir kūryba labai dažnai yra tokia akistata su tokiais netikėtais intuicijos arba pasąmonės atvestais kažkokiais kampais, vaizdais arba temom. Ir labai natūralu, kad kiekvieną kartą tam kūrybiniam procese iškyla iššūkių, nes ten, kur tu nežinai ir tu nežinai, kaip padaryti, tai tave gali ir išgąsdinti, ir nustebinti, ir pradžiuginti, ir visas spektras tų visų jausmų. Tai tarkim,
problematiškiau gal yra tokia psichologinė prasme, nors čia ko gero labai individualu. Kai kuri vaidmenį ir pradedi įsijausti ir nuolat mąstyti apie kažkokias žmogaus gyvenimo aplinkybės, kurios kartais yra sudėtingos, tu tiesiog nuolat būni su tuo, būni ir po to pradedi ne iki galo atskirti, tai kur čia yra ta tavo realybė, nesugebi išeiti iš to kūrybinio proceso ir tarkim, vaidmenų kūrimas, jisai arba darbas teatre, arba darbas su piese, jisai dažniausiai būna ilgalaikiškesnis. Tai reiškia, kad tu su ta tema arba medžiaga kartais sėdi mėnesį, 2, jeigu studijuoji kažką, tai gali sėdėti pusę metų arba kelis metus dirbti su kažkokiu kūriniu. Tai man atrodo, tai gali labai išgazdinti ir tuo pačiu metu gali nuvaryti į tave į kažkokį kampą, kur tu nebelabai supranti, kaip su to kūrybinė medžiaga būti. Tai man atrodo, kad tikrą profesionalą, kad ir koks jisai bebūtų, kokios srities, jį dažniausiai apibrėžia, jo meistrystę apibrėžia tai, kaip jisai geba doroti su kūrybiniais iššūkiais ir krizėmis. Tai on the other hand, man atrodo, kad kūrybinės krizės arba kūrybiniai momentai, kurie yra nepatogus, jie yra labai natūralus procesas, kuris tave ugdo ir tikras profesionalas, jisai, su tais kasdieniškais, bekylančiais kūrybiniais iššūkiais, jisai mokosi tvarkyti ir mokosi kurti tada, kai nesikuria. Klausimas, man atrodo, atsiranda tada, kada tavo psichika jau susiduria nebe su kūrybiniais iššūkiais, o su psichiniais iššūkiais arba emociniais, kuriuos žmogui jau tampa tikrai labai sunku pakelti. Ir mes gyvenam, ko gero, tokioj terpiai, kada tas mūsų darbas dažnai yra neapibrėžtas, arba mes gyvenam tokioj toksiškoj kultūroje, arba turime turėti 20 koncertų, kad apskritai susirinktų mėnesinės pajamas, bet tada perdegi arba dirbti kažkokį kitą šalia esantį darbą ir tada perdegti nuo to, kad tavo jau visas gyvenimas nebeatlaiko tavo darbo krūvių. Bet tą norėjau gal pasakyti ir pabrėžti, kad man atrodo, kad kūrybinės krizės jos yra natūrali dalis ir kad reikia mokėti su jom išgyventi. Ir aišku, kai esi jaunas kūrėjas, tai neturi tiesiog tiek daug įrankių. Mokslas, studijos, praktika dažniausiai arba tavo patirtis, tai būna tos pamokos, kur tu susikuri kažkokią įrankių dėžutę ir kai tau nesikuria, tada atidarai ją ir tada pabandykim taip. Ir kai turiu patirties irgi, žinai, kada tą dėžutę uždaryti ir tada pasakyti savo stop, dabar nereikia kurti, prievartauti, dabar, man atrodo, reikia pailsėti. Labai įdomios mintis išsakei. Tai vieną girdžiu tą natūralumą, ką irgi tu pasakai, kad čia yra natūralu turėti kūrybinius blokus, kita, kad kuo daugiau jų turi, tuo geriau išmoksti. Kuo daugiau su jais susidoroji ir pavyksta susidoroti, nes su kai kuriais nelabai pavyksta susidoroti, man atrodo. Miglė, kaip tau? Ar tu pastebi, kada jau ateina tas kūrybinis blokas ir kaip tu su juo susidoroji? Oi, man žiauriai dabar daug minčių kilo, nes kai tu pasakai, kad ten sukuri kelias dainas ir tada ateina blokas ir čia jau pas tave toks ciklas, ar ne, pasidaręs. Ir man iš karto tada galvoju tokia mintis į galvą šovė, kad tai tas blokas šiaip yra tikriausiai tai, kad tau reikia pailsėti. Tarsi, ir tai nėra blokas, tai yra labai natūralu. Ir aš, pavyzdžiui, kai kuriu, aš labai kažkaip lengvai paleidžiu. Tarsi, jeigu man nesigauna sukurti dainą, aš taip gal įdėjau folderiuką ir, pavyzdžiui, būna kartais atsidarau po 5 metų ir o, blemba, kokia daina, kodėl man tada nepatiko, kas čia? Ir čia prasideda tas žaidimas. Nespaudis savęs. Jo, visiškai nespaudžiu. Prasideda tas vidinio sabotuotojo ir vidinio palaikytojo žaidimas. Tai tas vidinis palaikytojas, jis iš tikrųjų visą laiką palaiko tą mūsų sielos, psichikos, mūsų aš kažkokią pusę, kuri, tarkim, tuo metu, kai kažkas nesigauna, sako, bet tu esi pakankamas, viskas yra tvarkoj, tu turi tikrai jau pakankamai dainų, tau nebūtinai dabar parašyti tos dainos. O, pavyzdžiui, sabotuotojas, tai jis pušina ir neleidžia atsipalaiduoti.
Tai aš tiesiog stebiu ten tą jų žaismą ir iš tikrųjų man kūryba tai yra tekmė ir aš visą laiką kuriu iš tekmės ir arba kartais būna, kad atrodo prisėdi ten prie to savo tuščio balto lapo, čia perkeltinė prasme, tai tarkim prie kompo, aš dažniausiai viską pradedu su kompu, su pianinu, su balsu eskizuotis ir kartais būna, atrodo, visiškai tuščia, nieko nėra ir tada paleidi ten kažkokį, paspaudi mygtuką, savo vidinį vaiką ir labai dar padeda tai, kad tu dar toks, man rodos, čia visiems kūrėjams pažįstamas dalykas, kai turi ten tuos žiūrovus savo visą laiką ir kurie žiauriai užknis. Ir toks būna, tu esi vienas kambarį, bet tu jauties kaip, kad aš esu scenoj ir aš turiu padaryti žiauriai gerai ir tai žiauriai viską gadina. Tai aš visą laiką tuos visus žiūrovus tiesiog, taip vizualiai, aš juos visus tiesiog išstumiu ir aš tikrai realiai esu viena ir aš galvoju, bet aš galėčiau dabar realiai daryti, ką noriu, krapštyti nosį, ta prasme, kliuoti snarglius ant popieriuko, kaip kai kas darydavo, tarsi daryti visiškas nesąmonės, nieks manęs nemato, aš galiu klysti ir tai žiauriai padeda ir tada tarsi atsiranda tokia laisvė ir tada dar galvoju, arba man dar būna žiaurus blokas, jeigu aš galvoju, kad aš turiu parašyti tokią dainą, kurią supras visi žmonės šiam pasauliu ir aš galvoju, kokia nesąmonė, aš tiesiog turiu parašyti dainą, kuri yra tiesiog plūsta iš manęs ir ją tikrai supras, kas turės suprasti, nes mes esame visi tokie panašus. O jeigu ir nieks nesupras, reiškia, nieks nesuprato. Ta prasme, tiesiog paleidžiu tą tiekmę tokiam žaidime ir žiūriu, kas bus. Tai kažkaip stengiuosi taip. Jo, tai man didžiausi failai tikrai būdavo su tais žiūrovais ir vidiniu sabotuotoju, kuris neleidžia atsipalaiduoti ir nori, kad aš būčiau tobula ir tada aš tiesiog nebenoriu kurti. O tu pastebėjai, kad tu kažkada išmokai taip tą sukontroliuoti savo flow ir vėl pastatyti į vėžes? Aš tiesiog nekontroliuoju, aš tiesiog matau ten tuos visus darinius, tą sabotuotoją, tą palaikytoją ir aš taip žaidžiu su jais, aš juos stebiu. Man dažnai būna net kuriant mano geriausias dainas, kažkoks išlenda sabotuotas ir ten visiškai bando viską sugadinti. Aš tiesiog galvoju... Tiesiog, taip stebiu kaip kažkokį objektą, kaip Seržas Gainsburgas turėjo ten tą savo vidinį sabotuotą tokį kaip animacinį personažą. Tai susikurti iš savo tų vidinių tokių blokų kažkokį animuotą dalyką net galima. Net būna tokios užduotis nupiešti, kaip tai atrodo. Ir tada visai gali padėti, nes tu tada žaidi su tuom. Andrius Kamilė jau įsivaizduoja, ar ne, savo to vidinius sabotuotojus, ne? Aš norėjau paklausti tavęs, Kamilė, kaip tu tą flow pagauni ir tavo gal kūryba tokia, specifinė tavo sričiai, nes gal dažnai tau kūnas pasako, kaip kurti ir kur eiti ir kas būna, jeigu, tarkim, kūnas yra pavargęs ir jau nebesako, kaip turėtum daryti. Aha. Aš šiaip kaip ir Miglė, aš daug su savim šneku. Labai daug. Tai ką tai reiškia, kad aš ne tik kalbuosi su tuo, kaip aš jaučiuosi, bet aš ir bandau išgirsti kiekvieną tą momentą savo kūne, kaip kai jisai pavargsta, kai jisai nebenori judėti, kai jam reikia to poilsio, bet kai jisai ir nori žaisti. Ir aš stengiuosi, klausydama savęs, suteikti jam galimybę daryti tai, ko jisai nori. Nes dažnai būna tas momentas man, kad aš užstringu, kai aš pradedu galvoti, kad man reikia padaryti kažką. Man reikia sukurti šitą pasirodymą. Man reikia parodyti, kad taip turi atrodyti kažkas. Šitas atlikėjas iš manęs to nori, bet tada aš turiu save sustabdyti ir pala. O ką aš noriu pasakyti. Bet tada yra kitas momentas, kad mes dažnai, bent jau man asmeniškai buvo taip, kad labai ilgą laiką aš turėjau savyje labai daug dalykų, kuriuos norėjau išreikšti. Ir aš ir tą noriu pasakyti, ir aš rėkiu, pastoju per savo kūną, per savo balsą, vis turiu kažką čia pasakyti. Ir tada tu supranti, kad tu rėki ir tu galų gale iš viso nieko nepasakai. Ir tada pradedi pykti, bet ne ant savęs, o ant viso pasaulio, nes tu supranti, tu galvoji, kad ne tiek, kiek supranti, tu galvoji, kad niekas tavęs negirdi ir neleidžia tau išsireikšti to, ką tu nori išsireikšti. Iki tol, kol tu turi apsukti tą ratą atgal, vėl grįžti pas save ir pasakyti pala, o ką aš iš tikrųjų noriu pasakyti.
Tai ir vėlgi tas ateina žaismas su savim ir klausimas savęs ir supratimas, kad wait, one step at a time, honey, one step at a time. Jeigu kažkoks strigimas įvyksta, nieko tokio, reikia leisti savo užstrigti. Jeigu išsigąsti kažko, apkabinti save ir pasakyti nieko tokio, visi mes bijom. Jeigu tas pats blokas ateina ir tu nebežinai, galvoji, kad nes tas blokas man irgi dažnai ateina iš to momento, kad galvoji, kad jeigu aš dabar nesukursiu, vadinasi, aš nesu pakankamai geras. Aš nesu pakankamai geras, aš pradedu lygintis su visais. Ir tai jau nėra tas tikras kūrybinis momentas, nes kūryba nėra apie visus kitus, tai yra apie tave ir tai, ką tu nori pasakyti, bet tu vis tiek daliniesi, kad ir kiti išgirstų ir jie galėtų releitinti su tavim. Releitinti, nežinau kaip čia. Susisieti. Tai man kūnas iš tikro labai daug pasako, bet ne vien tik kūnas, viskas mumise pastoviai kalba ir leisti jam kalbėti yra labai svarbu ir priimti tai, ką jisai sako, nenustumti. Jeigu jisai prašo pagalbos ir sako, pailsėk biškį, atsikvėp, nepabijoti to, tavęs tai blogesnių nepadarys ar mažiau vertų kažko. Tai aš irgi stengiuosi labai sau leisti ir savęs nenuvertinti tais momentais, kai kažkas nesigauna. Viskas yra gerai. Nepadarysiu rytoj, sukursiu po metų. Viskas okei. Ai! Mums pagalba, ar ne? Dominikas labai norėjo sureaguoti. Aš norėjau sureaguoti ir Miglės, ir Kamilės pasakymus apie, jos čia taip gražiai įvardijo tą vidinį sabotuotoją ir Miglė pasiūlė pažaisti kartais su jais ir juos kažkaip pabandyti vizualizuoti. Tai aš labai gerai filinu ir labai gerai žinau šitą situaciją, nes esu sukūręs albumą, kuris vadinasi 100 aš ir savo kūrybiniam procese. Aš vizualizavau ne tik prieš save, bet aš sukūriau personažus, kuriems padariau fotosesiją ir įterpiau į savo klipus, kaip atrodo tie kai kurios tos demoniškos figūros, kurios iškyla tokiais balsais, tais kritiniais kūrybiniais balsais, kad arba tu negali, ar dieve, tiek dainų sukurta, nu kam tau dar čia reikia tą dainą, nu kam tau? Arba tokių, kuriuos mes visi ko gero esam girdėję, kad tu tikrai nesusitvarkysi, tau tikrai nepavyks ir visi kiti, tai aš esu taip įvardėjęs ir terapiją aš buvau užskyręs, kad mano viduje, kaip Miglė sako, pas ją yra žiūrovai, pas mane yra vidinis Seimas, toksai Seimo komitetas, kuris svarsto mano kūrybinį elgesį. Ir kai aš, tarkim, pradedu rašyti dainą, dažniausiai tai būna viskas labai gražiai važiuoja ir kai man jie reikia įrašyti ir priimti kūrybinius sprendimus, tada prisistato Seimas ir sako, nu ar tikrai. Ir tada kelios tos figūros tai prasvarstyti, ar ne per banalus tas tekstas, ar čia ne per negirdėta melodija, ar čia analizuoja. Tai pas mane tas, kadangi esu baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademiją ir dar teatro ir kino fakultetą, tai tokių mano kritikai yra snobiški, tokie snobiški akademiniai profesoriai ir kažkokia dalis atėjus iš giminės ir šeimos. Tai iš giminės ir šeimos aš esu įvardijęs savo vidinę burbančią tetą Danguolę. Čia mano močiutė. Močiutė. O mano Danguolė tai vidinė tokia labai turi nuomonę apie tai, ko neišmano. Caksi ir... Mano močiutė. Myliu močiutę. Aš ir savo vidinę Danguolę myliu, net esu sukūręs jai zumbą, burbėjimo zumbą per koncertą. Tuo, aš pabaigsiu. Ir tada turiu visus kitus irgi tokius vardus sugalvojęs. Yra, pavyzdžiui, mano vidinis snobas Antanas, toks biški hiparikas, kuris viską žino, kuris skundžiasi kainom, kuris skundžiasi, kaip kitiems sekas, o jam nesiseka ir ne tos jo gyvenimo aplinkybės. Tai galiu patvirtinti savo kailių, arba kokie brangūs šaltekai, ir kai kiekvieną kartą, kai išvysti kainą, kokie brangūs ir užsiparinę, ir ko čia važiuoti prie tos jūros, žodžiu, ir kažkaip per gyvenimas ir taip toliau. Tai jie išlenda ir kūrybinių procesų metu ir jie visada prisistato prieš premjerą, prieš išleidžiant dainą, prieš išleidžiant albumą ir jie visi įsijungia, žodžiu, primindami save, bet man atrodo, ką Miglė turėjo omeny, kad labai gerai juos yra vizualizuoti ir labai mokėti, faina yra pasitreniruoti juos visus užčiaupti. Užčiaupti ir patraukti.
užtraukti. Jo, yra visokiausių būdų. Nupieši ant lapuko, ten tą sabotuotoją ir apvedi tokiu juodu tiesiog flamasteriu. Ir jis nebegali išeiti. Mums čia reikia tikrai psichologijos pagalbos, kad normalizuotų viską. Ar visi taip daro ir ar čia taip reikia daryti. Bet dar vieną, aš noriu pasakyti dar vieną tokį dalyką, kas labai padeda su tais dalykais susitaikyti ir susitvarkyti. Tai vieną kartą, aš atsimenu, kalbėjau su tokiu žmogum, kuris labai daug medituoja. Ir mes kalbėjom ten apie visokiausius super medituotojus, tokius visiškai epinius pasaulyje. Ir pasirodo, kad ten tokie jau, pavyzdžiui, žmonės, kurie medituoja, tarkim, 60 metų, sako, kad tas srautas, kuris mums nepatinka ir kuris mums šiaip gali gadinti gyvenimą, jis vis laik teka. Net kai tu medituoji 60 metų. Ir aš tada pradėjau taip įsivaizduoti, kaip būna vamzdžiai tualete. Ir ten vienas ten toks stiklinis švaraus vandens. Kitas ten kažkas dar. Ten kitas Tai aš irgi, tai kai eina tie srautai visiškai nesąmonė, tai aš įsivaizduoju, kad vamzdžiai. Nu ir tiesiog vamzdžiu eina kažkokia nesąmonė. Ir o tu toliau gyveni? O aš tiesiog gyvenu ir aš susikoncentruoju tą labai šviežią vandenuką iš upės. Tai va. Aš irgi pritariu, kad visi demonai pasiliks iki mūsų gyvenimo galo, tik klausimas, kokį bazarą jiems pritaikys ir kaip su išnekėsi, nes tu turi su jais bazarinti jų kalbą, arba tokia priešinga kalba, kad juos išmuštum iš vėžių. Kadangi mano kritika yra tokie akademiški, tai aš dažniausiai su jais seksį kalbu. Mažutį patylek. Ir tada pačiam pasidaro juokinga ir kažkaip tas kritikas, tas profesorius, kas čia per kalbos ir išeina. O būna nauji Seimo rinkimai? Aišku, būna. Ten viduje? Manau, kad visokio naujo šūdo to vamzdžio atiteka, žinai, vis naujo ir naujo. O švaraus vandens? Yra švaraus. Klausimas, ką pasirinksi išgerti, žinai. Aš gal su tais prie tų kranelių ir vizualizacijos, tai aš tiesiog norėčiau pridėti, kad pačiai savo be galo stipriai padeda vizualizacija. Ne vien tik iš tos pusės, aš irgi vizualizuoju labai stipriai tuos balsus, kurie ten pastoviai turi diskusijas galvoje ir aš visą laiką stengiuosi išsitraukti ir pamatyti, kas ten kalba. Ir aš visą laiką savęs paklausiu, jeigu aš tiesiog ateičiau į kokį klubą ar barą ir aš išgirščiau tą žmogų tiek daug šnekant, tu tokia, tu ten tanokia, tu to nepadarysi, ar aš bendraučiau su to žmogum? Ne, sakyčiau, drink some. Nebūtų to pokalbio. Ir aš visą laiką stengiuosi tą savo priminti, bet plus ne vien tik ta vizualizacija, aš stengiuosi, kad aplamai dažnai prieš miegą aš vizualizuoju, kur aš save noriu matyti. Kaip aš noriu save matyti ant scenos, kaip aš noriu jaustis, kaip aš noriu girdėti savo balsą, kaip aš noriu matyti save judančią, kur aš ten ir taip toliau. Tai man tas labai padeda. Ir ta vizualizacija man sukelia labai daug pasitikėjimo ir tikėjimo savimi. Nes tai neateina iš kitų žmonių nuomonės ir idėjos, kokia aš turiu būti ir kokia ta mano kūryba ir kaip tai reikia daryti. Bet iš to, kad aš matau save kažkokioje šviesoje. Ir tas labai labai gražų momentą pasitikėjimo ir tikėjimo duoda viduje. Tai tas labai labai padeda. Čia prie vizualizacijos norėjau pridėti. Tai va. Tai duokim dabar žodį Rasai ir visi šitie puikūs jauni žmonės, kūrėjai, jie jau vardina mums, kaip jie išbūna su tuo bloku ir tame bloke, ar ne? Labai emociškai raštingi. Pašnekovai, ačiū. Aha, aš net klausau ir man labai smagu girdėti, nes, žinot, kaip turbūt tradiciškai psichologai sako ten, tai jeigu jums sunku, išgyvenat intensyvias emocijas, pervargimą, perteikimą, tai ką daryti? Tai eikit išrašyti, pašokti, padainuoti. Tai, kai mes turim kūrybiškus žmonės, tai jiems tokie paprasti pasiūlymai tikrai neveikia. Ir tada jie suranda savo unikalius sprendimus kažkaip, kur dar labiau kūrybiškai viską pažiūri. Ir klausiai, ar normalu? Tai žinoma, kad normalu. Nes kaip gali nebūti nenormalu kažkas, kas padeda žmogui. Man atrodo, kad normalu yra viskas, kas padeda ir nekenkia jums ir aplinkiniams. Tai čia tokia bendra taisyklė. Toliau klausimas.
Galvoju, ar atsakiau pilnai. Taip, okei. atsakai. Man dar iš jūsų visų kalbos susikristalizavo tokia mintis, daugelis jūsų minėjote, kad tada atsisuki į save, žodžiu, užčiaupi tuos prieš tai priekį esančius, atsisuki į save, bet be auditorijos kūrėjasgi negali kurti. Jūsgi vis tiek, jūsų auditorija yra, nežinau, kraujas venose. Tai kaip vis dėlto, nežinau, pereiti tą bloką negalvojant apie auditoriją? Arba nejaučiant to spaudimo auditorijos? Palajaudinuosi dabar. Aš pati irgi dėstau šokių pamokas ir dirbu su žmonėmis. Ir aš dažnai vesdama pamokas susiduriu su mokinių momentų, kai jie ateina ir sako, aš tiek daug treniruojuosi, aš tiek savęs atiduodu, aš ten įdedu 24 valandas per parą to laiko, kad tik tai tapti pačių geriausių ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada sako, bet kai ateinu ant scenos, aš viską pamirštu. Ir man yra tas momentas iš karto, tai o kam tu tiek treniruojasi? Tik vis tiek viską pamiršti. Ir čia ne iš blogos pusės, bet sukelti tą pokalbio momentą, kad žmogus susimastytų, kad tai nėra tik apie kūrybą, tai yra ir iš tiesų apie tai, kas esi be kūrybos. Ir taip, ta auditorija yra labai svarbi, bet jeigu aš nežinosiu, ką aš sakau, vėlgi grįžtant prie to, ką anksčiau minėjau, ir nesuprasiu, kaip aš noriu tai pasakyti, tai ta auditorija nieko ir nebus. Mano atžvilgiu. Aišku, žmonėm aš galiu ateiti pastovėti ir kažkas vis tiek pajaus kažką. Aš sakysiu vieną ir žmogus auditorija jaus kažką kitą. Bet vėlgi aš manau, kad bent jau man asmeniškai kaip kūrėjai, man yra svarbu, kad aš suprasčiau tą, ką aš noriu pasakyti pirmiausia ir kaip aš noriu tai pasakyti ir kaip tai išgyventi. Čia yra pirmoji vietoje, tada ateina auditorija. Anksčiau aš galvojau, kad auditorija yra svarbiausias momentas, nes kaip čia be auditorijos. Bet auditorija augs, jeigu tu augsi. Ir kuo tu daugiau augsi ir girdėsi save, tuo daugiau ir auditorija išgirs tave. Kuo tu daugiau patikėsi savimi ir auditorija patikės tavimi. Čia mano toks požiūris dabar. Labai kvepiantis požiūris, aš tai Andrius noriu paklausti. Socialiniuose tinkluose auditorija yra karalienė. Jo. Negali ją nekreipdėmės. Taip gali atrodyti, bet man irgi atrodo, auditorija yra toks kaip natūralus dalykas. Pirmiausiai atrodo, kuri dėl savęs, kas tau patinka, ir tada paleidi, ir tada auditorija, tiem, kam, pavyzdžiui, čia apie YouTube video, tarkim, kalbu, tai tiem, kuriem irgi tokie dalykai patinka, jie ir atranda tos video. Tarkim, kartais tu bandai prisitaikyti, dabar čia tas trendina, tai gal apie šitą padarysiu, nors man nelabai tie dalykai patinka, ir padarai, ir net nėra, kad tas video labai kažkur ten išeitų į aukštumas. Tai turbūt čia ir visuose kūrybiniuose tose sferose, manau, pirmą darai, kas tau patinka, kaip tau atrodo, o po to kažkaip auditorija lik ateina pati. Bet tu prieš tai kalbėdamasgi paminėjai, kad nesikuria tau tas repo tekstas, o spaudžia galvą, kad laukia to video. Tai vis tiek galvoja apie savo klausytoją žiūrovą. Kažkiek jo, bet vis tiek stengiuosi visą laiką kurti dėl savęs, iš savęs labiau. Aišku, būna, kad tenai visokie deadline'ai spaudžia, ten kažkokie brandylai spaudžia. Tai tada ten kažkiek turi prasitemti, bent jau mano sferoje. Bet labiausiai jautiesi geriausiai, kai sukuri kažką, kas dėl savęs, kas tau patinka, kad ir tas kūrybinis procesas buvo geras, ir tada paleidi. Ir jeigu ir tas video, kurį dėl savęs sukūrei, nelabai tau daug ateina tų peržiūrų, tenai skaičiai yra mažesni palyginus su kitais, bet vis tiek tu gerai jautiesi grįždamas jį vėl žiūrėdamas, nes tu tiesiog jautiesi labai gerai kurdamas jį. O tie video, kur darai ten dėl kitų, ar ten pagal trendus kažką seki, kur tau nelabai patinka, tai tokia iškart lieka prastesnė emocija.
Taip, prašau. Aš labai greitai. Pamiršau, ką norėjau pasakyti. Man tai, kad ta prasme, jo, aš norėjau Apie pasakyti, auditoriją. kad jo, kai kuri dėl savęs ir kai pradedi kuriant jaustis kaip tas mažas vaikas, kaip, pavyzdžiui, visi buvom 3, 4, 5 metų ir žaidi, ir tas toks būna procesas, tau taip faina, tu nieko tu tiesiog žaidi. Man tada būna geriausiai. Ir aš kažkaip šiaip iš esmės niekada pagal trendus neseku. Būna net kartais, kad aš kažką sukūriu ir tada, tai, ką aš sukūriau, jau pasidaro trendų kažkiek laiko. Tai va. Nustatai kryptis. Aš galvoju, kad reikėtų atskirti du dalykus. Vienas dalykas yra kritiniai balsai arba kritikuojantis balsai kūrybiniam procese ir auditorija. Nes aš nežinau, kaip kiti žmonės kuriantys, bet man atrodo, kad tie kritiniai balsai, bent jau pas mane, jie nesivizualizuoja kaip auditorija, kuri ateina į mano koncertą ar į spektaklį. Man kritiniai balsai yra apie kažkokius kitus vidinius dalykus, kažkokius autoritetus, kurie mano galvoje susikūrė ir kuriais aš kažkodėl patikėjau, reikia dabar juos attikėti atgal. O auditorija tai dažniausiai jau kažkaip man atrodo, kad gal ir tas scenos menų atlikėjų ir yra darbas nuo pat pradžių, kai tu pradedi eiti į sceną, mokytis, palikti tuos visus kritikus už scenos ribų. Kartais jie išeina su tavimi sceną ir tau trukdo. Ir ten šnapžda, ką nors įjausi, bet tam ir yra studijos, praktikos, meditacijos, kad tu vis dėlto išmoktum kontroliuoti ir palikti tuos balsus ir neklausyti to, dirbti savo darbą. Kitas dalykas, kai sceninis buvimas yra be galo intensyvus procesas, jame labai suaštrėja dėmesys ir tu jau tada, ko gero, nebeturi laiko galvoti apie kažkokius kritinius momentus, o tiesiog jau dirbi savo darbą ir vykdai visiškai kitus uždavinius. Bet auditoriją tai ko gero reikėtų atskirti ir neskaityti, kažkokių labai nesikoncentruoti ir nesitapatinti su negatyviais atsiliepimais. Čia dar viena didelė, man atrodo, atidarom didelę temą, bet grįžtant prie tos auditorijos, tave mėgstantis, tavo fanai. Ar tai, jie laukia tavo naujos dainos, o tu negali kurti. Kaip tą spaudimą atlaikyti? Tą spaudimą, ką man pasakys, kad aš dabar nesukūriau, tai reikia tada kurti. Nežinau, man atrodo, kad tie balsai ir tas spaudimas, jie visada egzistuos, bet jie neturi kontroliuoti tavo darbo ir kūrybinio proceso. Tavo darbo ir kūrybinius procesus mokaisi kontroliuoti tu, o ne tie balsai, kurie arba ne tas spaudimas. Tai čia nežinau, ko tu, kaip Miglė sako, tas vidinis palaikytojas ir kaip tu ten kitą figūrą įvardinai, sabotuotojas ir palaikytojas, tai klausimas vėlgi, ką tu treniruojasi, ko tu treniruojasi gyvenime klausyti. Nes jeigu pas tave nėra iš vis palaikančių balsų ir neturi palaikymo ir nesi jo patyręs, tai tada labai sudėtinga. Bet man atrodo, čia yra labai sąmoninga treniruotė įvairiom technikom ir edukaciniais periodais mokytis, patikėti tą nuomonę, kuri iš tikrųjų yra produktyvi ir tau padeda kurti, generuoja tau kūrybinę jėgą, įkvėpimą, padeda tavim pasitikėti, o ne ta, kuri tave iš tavęs atima. Labai gerai Kamilė pasakė, ar tu tikrai bendrautum su tokiam žmogumi, jeigu tu prieitų prie baro arba kažkur kitur ir kažką tau sakytų, tu ko gero nusisuktum, bet kai tai yra tavo galvoje ar tavo gyvenime, tu kažkodėl pamiršti, kad tu turi teisę juos išvaryti. Tai yra, man atrodo, ir psichologinių pratimų, bent jau mano terapeutė man siūlydavo daryti, aš juos aktyviai dariau, kaip kalbėti savo vidinių kritikų ir kaip uždarinėti duris fiziškai ir išprašyti lauk ir pasiūsti toli. Ir yra toks posakis, nežinau, kieno neatsimenu, bet tikrai ne pats sugalvojau, nes pakankamai protingas yra toksai pasakymas, kad su kuo šiandien bendrauji, tas rytoj esi, ką šiandien skaitai, tą rytoj mastai. Tai yra tokia, man atrodo, labai... Kad tu pats atsakingas už tai, ką į save įdedi ir iš to tada toliau vėjį gyja
jeigu kūrybos. tu esi atlikėjas ir sėdi, arba kažkoks viešas asmuo ir sėdi Discord'e ir klausai plėtkus ir vėmalus apie save, tai vadinasi, tu rytoj visą dieną apie tai mąstysi. Jeigu tu sėdi ir skaitai irgi ten kažkokią bulvarinę spaudą, tai tu rytoj galvosi apie tai, koks tavo santykis su bulvarinė spauda. Lygiai taip pat su žmonėm, su kokiais žmonėm tu apsupi, jeigu tu nuolat būni tarp tų, kurie nesusitvarko su savo gyvenimu ir neturi įgūdžių tą padaryti, tai tu ko gero neturėsi to suporto tikslo. Jeigu tu renkiesi žmonės, kurie patys už save atsakingi, tau gali padėti, palaikyti, paremti, tai tu gali kritiniais momentais, jeigu neturi viduj to balso, kuris sako, caca, lelė, viskas bus gerai, eik miegot mažiuk, rytoj atsikelsi, tikrai ateis kūrybinės mintis, tai tu tada kažkaip gali atsiremti į tuos žmonės, kurie yra aplink tave. Tai man atrodo mūsų labai sąmoningas pasirinkimas, su kuo mes darom, pas ką mes einam, su kuo mes dirbam, kur mes būnam. Kartais tie pasirinkimai kainuoja labai daug, labai didelės pasiekmes ir finansinės, ir nepriklausomybė ir taip toliau, bet jie yra labai, labai, labai svarbus ir kartais yra esminiai, kaip tu įveikinėjai kūrybinės krizės. Nes vien savo pasakymu, kad aš dabar pasitikėsiu savim, nieko neišeina. Tau reikia mechanizmų, kaip tą padaryti. Tai aš manau, kad kiekvieno kuriančio žmogaus kelias į profesionalumą yra ieškojimas priemonių ir būdų, kaip tą padaryti, į ką remtis, kokia mintim, kokia knyga, kokiais žmonėm, kokiais terapiniais pratimais ir kokiom praktikom vis dėlto, kai man pavyko ir aš netapau loseris. Juk buvo tų momentų, kurie sėkmingi buvo. Tai man atrodo, čia yra labai svarbu šitam kūrybiniam procese padėti įveikti tos kūrybinės krizės, blokus, nes jų būna ir bus. Rasa norėjo sureaguoti jau kurį laiką ir tada Kamilė. Labai greitą tokį tik pridėsiu. Jo, labai svarbu atkreipti įdėmesį į tai, kiek tu iš tikrųjų iki šiol esi padaręs. Ypač tais momentais, kai tu jau jauti, kad jau dabar tai tikrai nebegaliu. Jau dabar tai jau viskas, galutinis taškas, aš nieko nebūsiu. Sustoti ir paklausęs pala, bet aš vis dar čia. Čia jau yra šventė. Tai visa tai, ką aš patyriau iki dabar, tai nėra niekas. Tai yra be galo svarbu. Ir aišku, kartais tai labai sunku atkreipti, bet aš manau, čia viena be galo svarbi ta praktika dėkingumo, kuri ir man asmeniškai jaučiu pati didžiausia praktika, kur sunkiausiais momentais aš atsisuku atgal ir pasakau, pala, aš praėjau per daug šūdo, atsiprašant, bet ir aš vis dar čia. Ir tada tuo pačiu atkreipti dėmesį ir į tuos aplinkinius žmonės. Jie iš tikrųjų tie žmonės ne ten kažkur, o čia šalia sėdintys, jie irgi gali tave įkvėpti, jie irgi pro tiek daug praėjo ir reikia į tai pasižiūrėti, o ne tai, kad kažkur kažkas kažką daro. Čia yra labai svarbu įvertinti tai, kiek tu jau praėjai ir tai, ką tu padarai. Ir galbūt tai nėra kaip kažkieno kito tikslas ar ten svajonė ar pasiekimai, bet ten ir nesvarbu. Čia kas yra svarbu. Tai tas. Labai išmintingai. Tai duokim Rasai sureaguoti jau į kažkelintą viską. Aha, man kažkaip klausau ir galvoju, kad taip natūralu ir žmogiška, nes turbūt tą vidinį kritiką turim kiekvienas ir kas mūsų klauso, įsivaizduoja, kad gali tapatintis visiškai, nes kiekvieną kartą galim išgirsti galvojantis, aš nesugebėsiu, ką tu čia darai, čia nesąmonė kažkokia. Ir tai yra iš esmės iš visuomenės perimtos kažkokios nuostatos į tai, koks aš turiu būti, kad būčiau pakankamas, bet kas pasakė, kad visuomenė geriausiai žino tas taisyklės. Ir kai aš girdžiu besidalinančius kolegas, kad kai pradedi galvoti apie kažkokius deadline'us, ko čia nori, kokie trendai yra, tai labai sunku yra kurti ir daryti kažką, nes nesi tiesiog autentiškas. Ir tas autentiškumas, man atrodo, žmogui ir yra svarbiausias ir jis labiausiai ir padeda būti kūrybingu ir būti savimi. Tai kaip galima įveikti tos kūrybinius blokus, tiesiog atrasti dėl ko mes darom vieną ar kitą dalyką. Nes aš įsivaizduoju, kad žmonės, kurie ateina į
kūrybinius menus kažkokius tikrai neteina tam, kad patenkintų auditoriją ar tam, kad uždirbtų daug pinigų. Čia iš viso turbūt su pinigais sudėtinga gali būti, bet čia kita tema. Bet ateina dėl to, kad tiesiog tuo dega. Tai tie žmonės, kurie dega, kurie yra autentiški, tai paskui juos turbūt ir seka minios, nes tiesiog yra labai gražu matyti žmogų, kuris dega to, ką daro, kad ir ką jis bedarytų. Ir tada, man atrodo, labai svarbu atrasti tai, kas tave veža ir tokiuose sunkiuose momentuose atrasti, prisiminti, dėl ko tu tai darai ir į tai kabintis, o ne į tai, ką pasakys auditorija ir tuomet viskas bus lengviau. Iš tiesų, dar viena labai išmintinga mintis. Jūs jau paminėjote keletą dalykų, kas stabdo tą kūrybiškumą ir kas, gimdo tos blokus. Tai deadline'ai girdėjau, kažkokie nusistovėję visuomenės trendai, kuriuos galbūt reikėtų pataikyti, nepataikyti. Kas dar yra, kas žudo kūrybiškumą ir jūsų kūrybą? Aš gal norėčiau sureaguoti, kodėl deadline'ai žudo kūrybiškumą, jie kaip tik inspiruoja. Tai yra vienas iš geriausių katalizatorių šiaip kūrybiškumo. Apskritai stresinės situacijos, jos kūrybiškumą labai pabudina. Ten atrodo, viešpatė, supanikuoji, nieko nepadarysiu, bet puoli daryti ir padarai daugiau negu galvoji. Man irgi patinka deadline'ai. Man nepatinka deadline'ai, bet jie padeda. Tau patinka, ar ne? Biškai mano tą vidinį arklį pažaboja, nes jeigu nebūtų deadline, tai aš ten varyčiau iki pat pasaulio krašto. Peršokčiau. Aš tai manau, kad disciplina, kad yra mitas, kad kūryba turi gimti visada iš įkvėpimo. Jis gimsta iš įkvėpimo, jis gimsta iš streso, jis gimsta iš netikėtumo, jis gimsta iš pareigos, jis gimsta iš honoraro, jis gimsta iš kančios, jis gali gimti iš visko. Tai jeigu tu esi profesionalas, tai aš nemanau, kad kas nors turi tokias auksinės galimybės kurti ir išgyventi. Kartais tau visai nesikuria, kartais nepavyksta, bet tai yra kažkokia disciplina. Nežinau, kaip aš tą dainą parašysiu, nežinau, apie ką jinai bus, bet kai aš prisėdu, dažniau paaiškėja negu nepaaiškėja tiesiog. Tai... Šiaip dar vienas dalykas, kuris bent jau man kartais nukilina tą kūrybiškumą, tai yra perfekcionizmas. Šlifuoji ten tą video arba dainą, bandai, jau tau pačiam jinai atsibodus yra, jau nebepatinka, jau visiškai kitaip nori. Tai ką aš pastebėjau, kad geriau, reikia, bent jau man, aš suprantu, kad geriau yra good enough negu perfect. Padarai good enough ir leidi. Ir tada eini prie kito projekto. Ir tada tu ir tobulėjai greičiau ir daugiau, nes tu skirtingų projektų daugiau padarai. Ir tiesiog tau neatsibosta tas vienas, kur tu bandai padaryti vieną tobulą ir ten gali net nesigauti ir prarasi motivaciją vien tik darydamas tą. Čia gal nežudo kūrybiškumo, čia labai aštriai skamba, bet čia iš mano pačios patirties neleidimas savo išbūti emocijose ir tuose jausmuose, kuriuos jauti tuo metu. Tas dažniausiai man neleidžia atrasti kažko daugiau. Jeigu aš bėgu nuo to, ką jaučiu, ką išgyvenu, viskas. Tada jaučiu, kad aš nesukuriu tiek, kiek galėčiau sukurti. Ir aš kalbu ne vien tik tai apie tai, kad, čia pavyzdys, jeigu aš jaučiu, kad kažkas man dabar nesigauna, vietoj to, kad bėgti nuo to ir trankyti galvą į sieną ir sakyti viskas, pabūti tame momente, kad nesigauna man dabar. Viskas gerai. Ir pabūti su savimi tame momente gali tau suteikti tą atsakymą, kaip pajudėti toliau. O kai mes bėgam nuo visų tų, irgi tų sunkumų, tų išgyvenimų, tų išgąsčių,
atsiranda tas momentas, kuris iš tikrųjų ilgalaikiai perspektyvai, vėlgi, gal nenužudo to kūrybiškumo, bet mažina jį. Nes vėlgi viską tai, ką mes dažniausiai kūrėm, ateina iš mūsų pačių ir tai irgi iš mūsų reakcijos į visuomenę, iš mūsų, bet tai viskas, ką mes iš vidaus išjaučiame. Tai netgi ir tas spaudimas iš kitų mes jaučiame ir iš to ateina kūrybiškumas. Tai jeigu mes neleisim savo pabūti tame spaudime kažkiek ir suprasti, kaip su juo tvarkytis, kaip su juo elgtis, kaip jį reaguoti, tas mus ir stabdys. Man atrodo, čia labai svarbus momentas, kalbant apie kas padeda, tai yra suformuoti santykį, neprievartinį santykį su kūryba. Nes mes kažkaip meno edukacijai, bent jau Lietuvoje, kiek man teko ją patirti, labai dar gajus yra konceptas kančios ir prievartos, kad varyk per negaliu, vis tiek varyk vaikelį, nes kitaip nebus. Man atrodo, kad šitą konceptą galima būtų pakeisti. Kartais, kai artėja deadline'as, arba turi įsipareigojimų, arba artėja egzaminas, tau reikia padaryti darbo, bet man atrodo labai svarbu treniruoti savo psichiką, visą ir kūrybinį mechanizmą, kad tai būtų grįsta sutarimai su savimi, o ne prievarta kažkokia. Ir kad tai nebūtų bizūnas, o kad toksai kažkoks susitarimas su savimi, kad aš dabar darau tą darbą, nes artėja aš turiu įsipareigojimą jį pabaigti, bet kai pabaigsiu, aš pasimsiu pauzę ir savęs nevarysiu ir nenuteisiu savęs už tai, jeigu man neperfekt gausis, dėl to, kad aš neturėjau pakankamai sąlygų ir laiko tame procese išbūti. Tai gal ne deadline'as žudo dažniausiai, o kai mums nėra tinkamų sąlygų kurti arba reikia kažkaip iš stresinės situacijos labai daug ir labai su mažai resursų padaryti. Tai man atrodo labai svarbu tą kažkaip ugdyti savo pozityvų santykį su kūryba ir jeigu reikia kažką padaryti, tai treniruoti save, susitarti su savim, kažkaip save po to apdovanoti, kažkaip savo gero kažką pažadėti, o ne prievartauti, kad dabar varysiu iki negaliu per skausmą, o tada vėl varysiu. Nu ne, nebūtina, neįmanoma būti 100% kūrybingam visą laiką, 24 valandas per parą. Ir yra okei nekurt kažkurį laiką. Ir visi linksi galvas. Aš gal dar net pastiprinčiau tai, ką sako Dominykas, apie tai, kad, kam laukti deadline'o, gal galima net ir atsitraukti dabar prieš deadline'ą, kad ir ten keliom valandom ar vienai dienai, kad galėtum toliau kurti, nes kai tu esi pervargęs, tai turbūt labai sudėtinga yra kurti ir pasiekti kažkokius pasiekimus bet kokioj srity, o kai pailsi, tai ateina ir nauja energija kurti, tai netempti savęs kažkaip, o leisti savo pailsėti ir grįžti su nauju požiūriu. Ir breakdownai kūryboje būna kartais tokių dienų, man atrodo, kiekvienam kūrybiniam procese, kažkada ateina ta diena, kada tu jautiesi šūdo gabalas tiesiog. Tu esi šūdo gabalas. Tu nesi šūdo gabalas, bet tu jauties kaip šūdo gabalas. Ir kartais tu eini iš repeticijos namo ir tu jauties kaip šūdo gabalas. Ir tau jau net nebeįdomu, rytoj kas nors pavyks, nepavyks. Tiesiog viskas yra šūdas, aš esu šūdas, šitas dangus yra šūdas, šita žemė yra šūdas, šita Lietuva yra šūdas, viskas yra šūdas ir ta mano kūryba vapšiai yra triedalas. Bet man atrodo, kad tai yra leisti save tame pabūti ir kažkaip leisti taip numoti viską ranka ir suprasti, kad tokia diena visada, bent viena mano gyvenime per kūrybinį procesą visada būna, ją pabūt, jai padėkot, kad jin tokia buvo, nes jinai dažniausiai būna taip, kad padaro biški net distancijos į tai, ką tu darai, tu biški nusivili, nusimeni, nuliūsti ir po to kažkokiu lengvesnė ranka tos procesus darai, nes vis tiek neaišku, kas čia gausis. Tai kartais tos būsenos, jos ir tas kažkoks ir bloko ir krizės momentas, jisai duoda lėtesnę inerciją kūrybiniam procese, sumažina spaudimą kažkokį ir įvyksta tokia savotiška perkrova, ypač kai gauni ne, pavyzdžiui, kokį atsakymą kūrybiniam procese, o esu tiek užsigazavęs, o tu gauni ne. Kaip taip gali būti? Ir tada pasijauti šūdo gabalų visiškai. Ir čia nieko nesigaus, nes man pasakė ne. Bet kažkaip, kitą dieną atsikeli, nusišluostai ašaras, palieki neplautus indus, nes vis tiek, jokia prasmė jūs plaut. Ir išeini toliau kurti. Ir kažkaip grįžti vakare ir žiūri kažkaip, gal šiandien indus susiplausi. Tai
Aš irgi greitai tik tai užmėsiu. Vat tas momentas, kai jautiesi kaip šūdo gabalas, arba aplamai, bet kaip ten jautiesi negerai, ar kažkokie dalykai iškyla. Irgi aš ką save išmokiau, tai kad mokintis priimti tas emocijas, tuos jausmus, tuos išgyvenimus, bet nesusitapatinti su tuo. Tas yra mano atžvilgiu labai svarbu. Tai aš jaučiu, kad man kyla pyktis, bet aš nesu pyktis, aš nesu tos emocijos. Ir tai padeda išgyventi tai labiau ir išjausti ir aplamai suteikti erdvės tam. Ir iš to ateina dar gražesni dalykai. O kartais ir ne. O man įkvėpė mane čia su tuo šūdu. Bet viskas jau išnaudotas limitas šito žodžio naudojimo šitoje diskusijoje. Aš tik noriu pasakyti, kad aš labai dabar domiuosi archetipiniais simboliais. Ir yra vienas iš tokių posakių primal muck of mother crocodile. Tai toks pirmykštis purvas. Tai vat kai esi, ir tas pirmykštis purvas yra toks, iš kur mes visi realiai atkeliavom. Ta prasme, iš to primal muck. Čia toks labai pirmykštis dalykas ir tas gali būti iš tikrųjų tas primal muck ir tu toksai kaip išsitransformuoji ir išlendi toks visiškai paturbintas super pokemonas, toks super sajanas po to panardymo ten tam purve. Tai va taip, man rodos, yra. Aš galvoju, kad mes labai esam linkę bijoti tų tokių sunkių ir negatyvių kažkokių jausmų ar tokių būsenų, bet reiktų kaip tik jas priimti ir labai džiaugtis, nes jeigu bus tiesiog stagnacija, rutina, tai nieko ar nebus gero. Dėl to, kad kai yra kažkokia rutina, tai niekada neišeina kažko naujo ir unikalaus, o kai mes patiriam kažkokias krizės, atstumimus, tai paskatina matyti į situaciją kitaip, kažkaip žiūrėti kitaip ir tai paskatina tiesiog augimą. Tai mes negalim tikėtis geriausių protrukių be tokių jautimusi šūdo gabalo, atsiprašau. Bet jau dabar turiu stabdyti. Aš tik tai aš dabar nenaudosiu to žodžio. Aš sugalvojau kitą. Aš kitą žodį. Mūsų išjungs, žinok. Aš sugalvojau kitą žodį, kad kartais kitą dieną, kaip jautėsi taip, kaip jau minėti nebegalima, tai kitą dieną paaiškėja, kad tu vis dėlto esi ne tas dalykas, o molis, iš kurio gali nulipdyti, žinai. Šitą gražią gaidą ir užbaigime mūsų diskusiją, kad mes esame moliai, iš ko galima lipdyti. Gal dar turim klausimų iš auditorijos? Turim, prašau. Klausimų, tai iš su daug kilo klausimų, prijautimo, klausimų, bet gal tas labiau man, draugiai jau sakiau, tai ir jums pasakysiu, kai sakot, kad blokas tarsi yra tokie kūnų signalas, kad sustoti ir pailsėti. Bet tada tu pasakai tau, gerai, šiandien vakarė pailsėti, rytoj ryte kipsiu į darbus. Bet ar tada nebūna toks tas kalbės, jau, aš galėčiau skaityti, aš galėčiau čia konspektuoti, aš guliu, nervisiu ir kažką tokio. Tai vis tiek, tada tu ir sėsi, ir vis tiek rankiniesi, ir tos mintys vis tiek į tą galvą šauna. Kaip pat jūs tą kalbės jau gyvenate? Pakartosiu mikrofoną, kad girdėtų mūsų žiūrovai internetu. Ar jaučiate kaltės jausmą tą dieną, kai blogai jaučiatės ir nesikuria? Praktika. Kaip ir visame kame, aš manau, tai irgi yra praktika. Pirmiausia, leisit savo pailsėti. Pirmus 50 kartų bus tragedija, o po to sakysit, pala, aš iš tikrųjų geriau jaučiuosi kitą dieną pailsėjus iš vakaro. Ir dabar aš galiu atsikelti anksčiau ir padaryti žymiai daugiau darbų, negu to, kad suvaryti save iki begalybės ir tada, bet įgyvendinti tą vieną dalyką. Aišku, kartais yra tie momentai, kur mums reikia save susiimti ir viską ten padaryti tą iki paskutinę minutę, ypač kai būna. Bet aš savo dažnai sakau, ar aš noriu kulti, ar aš noriu kurti ilgam ar trumpam. Jeigu aš dabar be sustojimo
visą laiką varysiu. Aš nežinau, ar aš vis dar pajudėsiu 10 metų bėgė. O aš vis dar noriu šokti, kai man bus 50, 60, aš vis dar noriu kurti, aš vis dar noriu judėti. Tai aš suprantu, kad man tai yra be galo svarbu dabar pailsėti, kad aš galėčiau tai daryti ilgesniam laikui. Ir kūrybos nėra to limito kūryboje. Mano atžvilgiu. Aš tai esu, kaltė yra vienas iš mano tokių dažniausiai išgyvenamų jausmų, aš kaltę labai gerai pažįstu, bet paskutiniu metu kažkaip irgi stengiuosi save treniruoti, kad kaltė, kaip ir jos esė baimė, kad tai yra 2 dalykai, iš kurio tu negali nieko daryti, kad tai yra jausmai, kurie yra, kurių tu negali nuneikti, bet neleisti jiems daryti sprendimų, nes viskas, kas padaryta iš kaltės arba iš baimės, vėliau grįžta bumerangų kaip patys blogiausi sprendimai tavo gyvenime. Tai kaltės jausmo, man atrodo, nereikėtų užpildyti kitą produktyvę veiklą, kuri tau nesigavo ir tu savęs sustabdėjai, nes tu neturi resursų, nes jeigu turėtum, tu varytum toliau, bet užpildyti ją kitą produktyvę veiklą. Tai čia jau tokia, man atrodo, reikėtų išsiaiškinti, kuris ten sabotuotojas kalba viduj ir, žodžiu, iš vienos skęstančios valties persodina į kitą skęstančią valtį, vietoj to, kad duotų tau gelbėjimus ratą arba gelbėjimus valtį. Tai kaltė yra tas momentas, kurį, man atrodo, bent jau man geriausia yra jau nueiti prie upės ir pasijausti tuo, kas kitą dieną virsta moliu, o ne pulti daryti kažką kito. Nes ta būsena, man atrodo, ir yra, kai tu turi krizę, kažkokia, tai gali būti krizinis momentas, arba depresyvus momentas, arba dar kažkas, tai tu jo negali nuneikti, kad jisai neatėjo pas tave. Pas tave jisai atėjo, tai tu turi jį priimti ir tada jeigu pavyksta, tai tada gali daryti kažko kito. Gal pavyzdžiui, faina yra ant kaltės jausmo, arba kai kas nors nesiseka ir jautiesi to daiktų, kuris virsta moliu kitą dieną, žiauriai gerai yra namus tvarkytis. Pavyzdžiui, man tikrai ir aš nesijaučiu po to, nors aš grįžtu išsekęs ir toks gaila laiko, bet pavyzdžiui pasiemi siurblį ir tada staiga tu jauti, kaip ta kaltė pradeda virsti į pyktį, kuris yra apskritai nuostabus dalykas, kai tu tvarkaisi namus ir esi piktas, tai jie tokie švarūs būna po to, kad ta energija, kurią sugeneruoja krizinis momentas, tu ją gali pabandyti kažkokiais kūrybiniais būdais transformuoti, bet jeigu jauties iš tikrųjų blogai, tai tiesiog valgyti pizzą ir žiūrėti animacinius filmus yra tie tikrai produktyvesni dalykai, negu nurašinėti, nežinau, skaitiklius ir kitus dalykus daryti. Ir leiskim Rasai dar apie tą kalties nebijojimą pasisakyti. Man tai kažkaip iškart kyla tokia reakcija, kad, ar taip pat jaustumėmės, jeigu būtume fiziškai išsekę, nežinau, nemiegoję 48 valandas ar ten su 309 temperatūra. Turbūt ne, bet mes kažkaip esam linkę tą tokį psichologinį nuovargį, jį labiau teisti savyje, bet tiek fizinis nuovargis, tiek tas psichologinis nuovargis, jis siunčia signalus iš kūno, kad mes dabar tiesiog nesam pajėgus atlikti šitos užduoties ir tada galbūt mūsų poreikis yra žiūrėti Netflixą. Gali būti, kad šiuo metu vienintelis dalykas, kuris mums gali padėti, tai yra visiškai atsijungti, žiūrėti nesąmonės, valgyti pizzą ir taip pailsėti. Ir tvarkymasis, rašymas, ėjimas daryti kitos užduoties, kurią turi padaryti, jeigu iš to nesigauna, tikrai nepadės atsigauti. Bet tas pabuvimas vieną vakarą galbūt su savim darant, sakyčiau, neproduktyvius dalykus, bet galbūt tai yra produktyvu, nes jūs recharginat. Tuo metu ilsitės. Taip, ir tam, kad vėl iš naujo galėtumėte iškilti ir padaryti. Taip. Ačiū Jums labai, tikiuosi atsakė Jūsų klausimą. Viskas, turime baigti, nes čia tiek visi dar turi ką pasakyti. Tai po vieną sakinį, ką Jūs, galbūt palinkėtumėt arba patartumėt kūrybiškiams, kuriantiems žmonėms, kaip rūpintis savo emocinę ir psichinę sveikatą.
Trumpai, po vieną. Kamilė. Padėkoti savo, kad esat. Aš sakyčiau, per daug neperspauskit savęs. Ten tie deadline'ai. Good enough, kad būtų. Jo, aš sakyčiau, jo, kam tas perfekcionizmas, good enough, manau, užtenka. Aš tai dar ten norėjau pridurti ir dabar man viskas galvoje susimaišė, nežinau ką palinkėti, bet galbūt taip spontaniškai man rodos, kad labai faina iš tikrųjų pajausti dėkingumą, kad apskritai galim kurti, kad turim žodžio laisvę, kad už tai, kad kuriam, nesam uždaromi į kalėjimus, dėl to, kad esam laisvi žmonės pasakyti tai, ką norim pasakyti ir irgi taip neužmigti ant laurų, taip prisimeni, kad mes visgi nesam dievai, kad visgi visatos ten ta harmonija ir tos nuostabi beribė visatos meilė, ji kuria per mus ir sekti tą kūrybą. Tarsi kartais užmiršti, kad čia ne aš, čia tas menininkas, bet yra kažkokia ta tokia gija mistiška, kuri veda mane kurti ir pasitikėti tą tekmę. Tai va, tai ką aš galiu palinkėti. Dominikai. Treniruoti save atlaikyti didelius krūvius ir nesitikėti, kad kūrybinis darbas neturės iššūkių ir procesas, jisai turės, gali būti sudėtinga. Jeigu susiplanuoji daug koncertų, tai nereiškia, kad reikia visus visada atšaukti arba kažkaip atidėti visus darbus. Vietoj to galima save patreniruoti, išeiti daugiau pabėgioti, padaryti balso pratimų ir didinti savo ištvermę, nes mūsų visų darbas reikalauja labai daug resursų ir man atrodo, kad tam reikia ruoštis, treniruoti ir kuo daugiau praktikos, kuo daugiau veiktų krizių, tuo didesnė ištvermė. Rasa. Aš tai galvoju, kad atrasti kažką, kas nėra kūryba, kas vežtų, dėl to, kad tada bus galima pabėgti ten, kai bus kūrybiniai blokai ir galėsite taip atsigauti. Ačiū labai jums visiems. Ką aš patarčiau kūrybiniam? Oh my god. Klausėt Taip, mūsų dabar, galvojau, patartumėt? į jūs buvau net negalvojau, ką aš galėčiau. Ne, aš tiesiog, man labai patiko tas jūsų pasakymas kiekvieną, iš tikrųjų, kiekvieną kartą, kiekvienas pasakėte apie tą grįžimą į save ir supratimą, ką tikrai tu nori pasakyti ir iš kur ta kūrybinė jėga kyla. Tai vat labai kviečiu, gal kartais reikia sustot, patylėt, nežinau, pavaikščiot vienam ir tada sugrįžti save ir paklausyt, ką tu nori pasakyti vis dėlto šitam pasauliui. Aš jums linkiu labai kūrybingo rudens ateinančio ir kad pavyktų visus blokus ir plytas iš savo kelio patraukti. Ačiū labai atėjusiems, ačiū labai žiūrėjusiems, ačiū Lukiškių kalėjimų už nuostabę erdvę ir užsakytą orą. Ir jo, rūpinkime savim visi, nepamirškime paklausti šalia esančio draugo, gal jam kažkas negerai, jūs matot, kad jam kažkas negerai, tai nepamirškit, paklauskit, kaip tu iš tiesų jautiesi. Aš tik priminsiu, kad jaunimo linijos savanoriai būdi visą parą, kiekvieną dieną ir jeigu jūs nepasitikit savim, kad jūs galite draugui padėti, tai paraginkit jį paskambinti jaunimo liniją, o jeigu nemėgsta kalbėti telefonu, kaip šis laikai žmonės nemėgsta kalbėti telefonu, tai gali parašyti čato žinutę, kuri veikia kiekvieną vakarą. Ir iki susitikimo, pokalbio antradienį kitą mėnesį. Ačiū ir iki. Ačiū.